Tai būti mažai įmoniai yra ir privalumas, yra ir tų trūkumų. Tai privalumas tame, kad labai čia visi mobilizuojamės, vieni kitiems padedam. Tenka ir sandėlį padirbėti, ir pakuotės pakuoti. Žodžiu, ir ko tik tai netenka iš tikrųjų čia prie to spalvingo verslo pridėti. Bet labai malonus momentas yra, kai mieste, kai gyveni tokia maža mieste, tave atpažįsta žmonės, eini į kirpyklą, į vaistinę, į turgų ir tiesiog tie žmonės klausia, na kaip jums ten sekasi, ar perka, ar parduodat, kokie gražūs tie patalai. Ir labai labai malonus tas atgalinis ryšys ir jaučiam, nežinau, tu jauti tą palaikymą iš aplinkos. Taip, tai net ir atėjus pas tą pačią kirpėją, irgi mačiau, regėjau, taupau, tai to palaikymo, to tikėjimo. Taip, tam mieste sutinki draugų pažįstamų, kurie laukia, tiki, kaip sekas, ar pavyko. Tai to bendravimo to tokio daug yra. Jo, mama irgi visą laiką sako, o jie, tus jau kokie gražūs jūsų tie čecholai.